Liepos 20 dieną įvyko daugiabučių namų gyventojų inicijuotas visuotinis susirinkimas, kuriame buvo kviečiami dalyvauti visų miesto daugiabučių namų atstovai. Į susirinkimą buvo kviečiami ir savivaldybės atstovai, tačiau atvyko tik savivaldybės įmonės Raseinių butų ūkis direktorius Gytis Šulinskas. Vos prasidėjus susirinkimui gyventojai pradėjo lieti pyktį dėl tokio savivaldybės tarybos sprendimo. Gytis Šulinskas iš pradžių paaiškino, kodėl reikia mokėti už žolės pjovimą, kaip buvo pamatuoti sklypai ir kaip buvo atrinkta įmonė, kuri turi atlikti šiuos darbus. Gegužės 25 dieną buvo tarybos posėdis ir tarybos tame posėdyje buvo nuspręsta, kad toliau gyventojai rūpinasi žaliais plotais patys. Tai reiškia, kad gyventojai patys šienauja žalius plotus, gyventojai patys gyvatvorės karpo, gyventojai patys kerta medžius, kur priklauso jų namo teritorijai, gyventojai patys, taip kaip žalius plotus prižiūrės, taip ir ateis žiema sniegą valys, šiuo atveju arba visą tai gali atlikti už jūs butų ūkis. Tai yra mūsų tokia funkcija ir mums jinai yra pavesta iš savivaldybės. Tai noriu pasakyti, kad jūsų name yra 27-25 namas, vienam namui yra 27 priskirta 13 arų žemės plotas, tai yra žalių plotų. Pagal faktą yra didesnis sklypas, o kitam namui 16 arų. Tie žali plotai buvo apskaičiuoti pagal faktą, žodžiu, šiuo atveju pagal palidovinę sistemą. Ir tokiu būdu, kadangi nuo gegužės 25 įsigaliojo tas tarybos posėdis, nuo birželio mes pradėjome visuose daugiabučių namų teritorijose, šiuo atveju visam Raseinių mieste, teikti tokią paslaugą. Noriu pasakyti, kad įvyko viešasis pirkimas, mes darėme apklausą, butų ūkis pakvietė 4 įmonės Raseiniuose veikiančius ir teikiančius šienavimo paslaugą. Tai buvo UAB Tikas, UAB Agrorema, UAB Raseinių komunalinės paslaugos ir UAB Virgmila. Noriu pasakyti, kad į tą kvietimą mūsų pateikti savo šienavimo paslaugos įkainį, tai nesitikė teikti šiuo atveju ir neatsiuntė pasiūlymo UAB Tikas ir neatsiuntė pasiūlymo UAB Agrorema. Atsiuntė pasiūlymą savo šienavimo kvadratūros įkainį ir tuo pačiu mes dar pirkom valandinį įkainį, tai kaip jau sakė, jeigu gyvatvorės karpimas ar gėlynų purenimas, jeigu norėtumėt, kad, sakykime, jūs patys nenorit purenti, tai galite savivaldybės, šiuo atveju butų ūkis, rangovas tą darbą atliks. Tai yra 10 eurų valanda gėlynų purenimo, gyvatvorių karpimo ir kvadratinio metro įkainis, šiuo atveju laimėjo mažiausią kainą 4,4 euro cento už kvadratinį metrą be PVM. Su PVM tai yra 5 euro centų už kvadratinį metrą. Dabar tai buvo mažiausia kaina. UAB Raseinių komunalinės paslaugos pasiūlė 10 euro centų be PVM arba 12 euro centų su PVM, tai yra daugiau negu pusė brangiau už tą, kuris laimėjo už rangovą šiuo atveju Virgmila, UAB Virgmila. Tai sutartis yra pasirašyta iki balandžio 1. Sekančiam sezonui, kitiems metams vėl iš naujo rengsim apklausą ir tada matysim, kokios kainos rinka padiktuos kitais metais. Vienas iš pirmųjų gyventojų klausimų buvo apie Remigijaus Ačo sąsajas. Čia ta firma su Aču nesurišta. Jeigu taip jau visas miestas žino, kad UAB Agrorema Svainis vadovauja, žodžiu, kuris susijęs su Remigiju Aču. Bet Agrorema, palaukit, bet jinai nelaimėjo, jinai net neteikė pasiūlymą. Vadinasi, jinai galbūt ir specialiai, nenorėdama, kad čia miestas gyventojai kažkaip tai interpretuotų, ta prasme, ir ten nebūtų kažkokių tai čia, minčių kažkokių tai, šiuo atveju kažkokių tai garbanotų, kaip aš sakau, liaudiškai. Dėl to, nežinau kodėl, bet jie iš vis nepasiūlė savo įkainių. Gyventojai piktinosi, kad jie turi mokėti už valdiškoje žemėje augančio žolės pjovimą ir domėjosi, ką galima ant šios žemės daryti. Buto ūkio direktorius paaiškino, kad prie daugiabučio namo galima statyti ir šiltnamius, ir pavėsines. Sakau, jeigu daugiabučių namo gyventojų dauguma neprieštarauja, kad būtų po langais šiltnamis, gali ponia pasistatyti šiltnamį.
Susirinkimo metu buvo sutarta, kad gyventojai patys informuos butų ūkį, kada reikia pjauti žolę, mat dabar žoliapjovės pjauna orą. Susirinkime apsilankęs kitos bendrijos pirmininkas mano, kad šis tarybos sprendimas prasilenkia su įstatymais ir neatmeta galimybės paduoti savivaldybę į teismą. Na, kiekvienas galim turėti savo nuomonę, bet aš manau, kad su įstatymais daug kur prasilenkiama. Nesu teisininkas, bet esam būsto rūmų asociacijai ir ten konsultavausi, sako, tik tai siūlo mane į teismą. Duot savivaldybę už tą tokį priverstinį žolės pjovimą. Nors mes, kadangi esam bendryje ir ačiū Dievui, neturim reikalų su butų ūkiu, tai mums labai čia gerai. Mes patys nusišienaujame, turim žoliapjovę, tai trečdalis gal kainos tik tai, palyginus kaip moka visi kiti, kurie būtų ūkyje. Susitikimą inicijavęs Petras sako, jog tikėjosi, kad susitikimas bus dar aršesnis ir džiaugiasi gavęs beveik visus atsakymus į norimus klausimus. Po susitikimą aš tikėjausi dar blogiau. Tikėjotės blogiau, ne? Taip. Ir ar išgirdot visus atsakymus į norimus klausimus? Taip pasakyti gal ne visus. Daugumoje visus, gali sakyti, daugumoje visus. O tik tai tiek gerai, kad patys galėsim pasiskambyti, kada žolę pjauti. O tas svarbu. Naudos gavote iš susitikimo. O, taip. Kada aš šnekėjau su jum tenai butų ūkį, tai sakė, mes patys nustatysim, kada pjauti. O dabar, kai pasakė, kad mes galim pasiskambyti, tai čia labai gerai. Tai mes į mėnesį vieną kartą pjaudom žolę visada. Į mums būdavo gana. Į gerai. Žodžiu, gyventojai vis tik yra nepatenkinti, kaip ir visur, ar ne tokia tvarka nauja? Aišku, nepatenkinti. Gyventojai nepatenkinti. Mes pjaudom patys daugiau anksčiau. Dar litais buvo. Tai mes litais mokėdavom už žolės nupjovimą 130 litų. Už visą tą plotą. O dabar, reiškia, 80 eurų. Vienas nupjovimas. Baigiantis susirinkimui, butų ūkio direktorius Gytis Šulinskas pirštu bedė į Vaidą Kringelį ir sakė, kad jo vadovaujama bendrija yra labiausiai neūkiška, kad jam yra gėda dėl tokios bendrijos. Pats Vaidas į tokius žodžius reaguoja ramiai. Tai lankėsi, girdėjau, gyventojai pasakojo, kad lankėsi pas mane kieme komisija, apžiūrinėjo kažką būktai netvarkinga. Na, ten yra prie namo, kažkada rengta aikštelė buvo, dar ji nepabaigta, prie namo yra boldiūrų sudėta, yra žvyro krūva išpilta mašina, yra asfalto drožlių, taip pat gal jau pusę mašinos likę. Tai nežinau, kas čia neprižiūrima ir labai klysta direktorius. Nežinau, iš kur jis ištraukė, kiek čia sakė, berods 5 metai, aš bent jau 4 metai tik dar dirbu. Kažką pasakoja, kad pasakot. Gyventojai ir toliau yra aktyviai kviečiami diskutuoti šiuo klausimu, organizuoti visuotinus susirinkimus.